Sveiki, tautiečiai. Sveiki žvejai, sveiki žiūrintys. Šiandien esame ant Žalgaičio ežero. Ežeras, aišku, didelis. Šitą pusę, anai pusėje turim vieną galą, yra nemažai dar, aišku, vietos, bet einam ten, kur dažniausiai gaudydom žiemą. Turim vėją šiandien nemažą, aišku, minusiuks nukrito, -7 rodo. Yra žvejauta, aišku, yra žvejauta ten palei kraštą. Dabar, aišku, tikrai neparodysiu, bet yra, čia praeitą yra, matos, greičiausiai arba žvejauta, liktai žvejauta, nes peidų tikrai nemažai. Mes bazuosim į lankikį. Mes čia dažniausiai gaudydom ešerius, gaudydom lydekiukus balancyrais, tai bandysim pasigręžiuoti. Bandysim pavaikščioti tarp žolių, pasižiūrėti kur kas kaip vykst. Lets, manau, tikrai turėtų būti saugus, nes jau čia tiek laiką praėjo, tai kaip ir neturėtų būti problemos. Tai va, ką, einam gręžti pirmas egetės ir tikėsimės, kad nebus labai didelė vėja, nes pačiam viršui tai ten buvo žiauriai didelis jisai, žiauriai nepatogus. Tai ir kaip ir važiuojam. Nu ką, turim apie 30 plius ekečių. Prasigręžiom aplink kraštą, iki ano ten žolių krūmą. Dedamės balansyrą, bandom ieškoti. Aišku, gyliai čia nėra didelį, nes vis dėlto palei žolės, tai nėra ko tikėtis. Vienintelis variantas, kad nėra gręžiauta, tai nebus apgaudyta šitoj vietoj daug maž. Nes neradau realiai nei vienos eketės, kad būtų gręžta. Tai iš to variantą turim pliusą. Nėra apgaudyta, nėra apdaužyta. Bet varkim yra kits klausimas. O. Pirms lydekuitis per nežinau kiek ekečių. Bet toks tamsus buvo. Aš galiu pasakyti. Bus sunkiau nei tikėjaus. Tikėjaus aš čia, kad bus viskas paprasčiau, viskas lengviau. Nes pasigaudavo čia tų lydekiukų. Dabar va viens bakstelė. Tamsaus gymio tokia. Toliau neaišku, ką čia daryti, kaip daryti. Dar masals. Ką baigiam paskutinės eketės patikrint. Reikia galvoti, kur toliau pasigręžioti. Kur bandyti ieškoti, nes čia kur standartiškai eidam palei žolės, kur net ir vėliau. O! Vis dėlto yra kažkas. O, to. Kažkas pikta. Kažkas, kas nenori išeiti. O, vis dėlto vieną turim. O, kabinu antrą kubinį. Graži, tamsi. Pasimeskim ant metriuką tuoj.
Gražiai spaliukė. $52. Va. Vis dėlto vieną palei žaulės gyvena. Pabandam dar kažkas. Sugrėžiojam aplink žolės tokiais zigzagais. Bandysim dar kažką pagauti. Kol kas iš pirmų maždaug 30 mekečių turim 2 kibimus. Vieną labai mažą lydekiuką, antras 52 comai. Tai žiūrėsim, čia prasigrėžiojam. Čia ten palei žolės sekantis grėžims nusimato čia šitą eilę ir galbūt palei vidurį einam pasimt meškerėlę ir einam gaudyti. Nu, pasikeiskim balansyrą dar kartą. Tai bus tas moments, kai pradėsim dėti nebe Lucky Johną, o Rapalos balansyrus, nes neįsivaizduoju, ką be užsidėti kol kas. Šitą gaudėm, man atrodo. Jo, šitą gaudėm. Šiandien pabandom tokį. Pabandom tokį. Kopinis lygtais toks atbukęs. Dugnas. O! Tuj. O, vaikėne. Nu. O, užkabinom mes biškį ne už tos vietos, kur reiktų. Arba jinai yra persisukus. Ne, mes užkabinę esam ne už ten, kur reikia. Dar kaip tave dabar ištraukti. Jop, tvairogės. Bus linksma, jaučiu. Bus linksma. Ir aš aišku neturiu. Kaip tai, čia dabar man parašyti tą eketę. Na, vyšal. Gražią lydeką viską. Bet tu. Na, galiu paimti žiaunų, kad ją persiversti. O, šlinda. Nagukai šal. Fuck me. Kiša be pirštinė. Блять. О, какая красотулька. 2. Kur mūsų meteriuks. Pareikant švenčių. 67. O.
Aš manau, pabandysim padaryti nuotrauką mes su ja. Ok, čia šalia vagos per beveik metrą gylis mažesnis. O, bumt. O, gyvenai čia. Mažas krakadils. O, sukskis. Nulaužia galą. Piliatį. Balansyrui nulaužia galą. Gerdi, uodeguotasis. Eik čia. Teiga. Nulaužia uodegą balansyrui. Kaži jisai dirb toliau ar prarand savo. Pabandykim. Ką, tu neketi? Šiandieninių. Nieko. O jeigu nieko, vadinas nieko. Kaip saka, happy hour baigės. Ir nebėr ko norėto bernelį. Užten kiek pasigaudė. Ja, einam, pabandysim tą kečiukę greitai dėl ešeriukų patikrinti. Stebuklinga ekeitė, kurioj baksnoja kažkas. Aišku, ne kažkas, greičiausiai baksnoja ešeriukai. Nusprendžiau greitai patikrinti. Aha, yra. Baksnoja, sakau. Nes jutas, kai tiesiog į tą balansyrą banda jie ten kažką daryt, banda stuktelt, banda ten ale kažko padaryt. Bet kai tu esi tokia atidų mašina, manau, kad tu ten gali kažką jam padaryti. Tai jo, baigsis lydekų žvejybas balansyrais. Ta prasme prasidės draudims, eisim gaudyt va Damasalinę, aplankysim tos pačius tvenkinius greičiausiai. Daugmaž tos pačius.
Bandysim paieškoti, kur jų ten daugiau. Nu, galimai, gal čia jų tiek ir te buvo. Nu, pabandykim dar kokią kitą eketę. Šitas paleidžiam atgal, jeigu gyvena. Tai va tokia ta mūsų žvejyba. 100 su viršum ekečių, 4 kibimai, 3 ištraukiam lidekiukus. Viens eketė pasimakalavo, bet jis ten visiškai mažiutis. Viens virš 60 cm, kitas virš 50. Trečią net nematau, nes ir taip mažas. Pabandėm vieną kečiukę dėl ešerių, kur ten baksnauja. Pasitvirtino, ten buvo keli ešeriukai, galėtų aišku sėdėti daugiau bandyti, bet tiesiog ne ešerių mes važiavam. Įdomumą dėlį aš ją pasitikrinau. O ką, mes važiuojam namučių, važiuojam ilsėtis ir matysim. Ryt penktadienis, ar dar kažkur bandysim užlipti, ar eisim ant gultų, eisim ilsėtis. O ką, dėkui, kad žiūrėt, nepamirškit paspaust laiką, subscribe ir iki kitų žvejybų. Iki.